Labas vakaras, bičiuliai. Ką tik grįžau po darbų, šiandien susukta 600 km ir patikrinti 4 automobiliai. Ir štai grįžęs namo randu komentarą. Buvęs perekupas šneka. Tai, bičiuliai, manau, niekam čia nėra paslaptis, ne vienam savo video esu minėjęs, kad buvo laikai, kai dirbau irgi tą darbą. Pardavinėjau automobilius. Tik vienas skirtumas tarp manęs ir perekupo, tai, kad pardavinėjau automobilius sąžiningai. Juos paruošdavau sąžiningai ir parduodavau be jokių paslėptų defektų ir ramia sąžinė. Nei vienas automobilis per 5 darbo metus nėra grįžęs atgal pas mane dėl kažkokių tai užslėptų bėdų ir panašiai. Kodėl dabar dirbu tokį darbą? Todėl, kad mano nuomonė, visų pirma, dirbant tokį darbą kaip dabar, tai reikia paragauti ir tos perekupo duonos. Todėl, kad dabar dirbdamas žinau, kaip tas perekupiavimas veikia, kaip ten kas yra daroma, kur ieškoti defektų ir taip toliau ir panašiai. Taip, kad žmonės, kurie mane samdo, manau, išvelgia į tai tik pliusus. Gražaus vakaro.